Jau po 14:01 minutė, tai kas norės dar prisijungti, manau, prisijungti, o mes jau galime pradėti negaištant laiko. Taigi labai smagu Jūs visus vėl matyti prisijungus prie UAB Slaugivita webinaro. Tikiuosi, kad visi mane gerai girdit ir gerai matot. Jeigu kažkas yra negerai, tai parašykite arba įsijunkite mikrofoną ir pasakykite. Šiam momentui kol kas visi mikrofonai yra užtildyti. Aš dar sykį bandau išjungti visus mikrofonus, nes matau yra komentaras, kad labai girdisi pašaliniai garsai. Tai šiandienos mūsų tema yra apie kritimų prevenciją ir sistemas įvairias, kurios padeda išvengti šitų kritimų. Tuoj pasidalinsiu savo prezentaciją ekranu, parodysiu šiandien nemažai jums video ir turiu netgi pavyzdžių čia vietoje atsivežusi. Kas mūsų nepažįsta, tai mano vardas yra Tatjana, aš esu UAB Slaugivita sveikatos priežiūros produktų grupės vadovė ir UAB Slaugivita, kuri dirba daugiau kaip 25 metai ir siūlo sprendimus, kas liečia slaugos, medicinos, sensorikos, reabilitacijos, neįgaliųjų technikos produktus ir dalykus. Ir tai, ką mes šiandien pasakosime, yra naujiena mūsų asortimente, kadangi kritimų prevencijos sistemas mes tik tais pradėjome tiekti. Yra keletas klientų, kurie jau yra įsigiję lovą su mūsų tais sensoriniais kilimėliais prevenciniais, tačiau tų klientų tikrai yra dar nedaug. Tai vat labai norime šiandien pasidalinti visą tą informaciją su jumis. Tai aš bandau tada dalintis ekranu. Matot tikriausiai visi. Bandau padaryti per visą ekraną. Na kągi, ir visada labai mėgstu pradėti webinarą nuo keleto tokių skaičių, kurie būtent yra į temą tam, apie ką mes ir kalbame. Tai iš tikrųjų turime tokią kritimų statistiką. 5 milijonai atvejų kiekvienais metais, kai iš tikrųjų krenta pagyvenę žmonės. Šitie skaičiai yra paimti iš Vokietijos statistikos, kadangi vienas mūsų gamintojų yra iš Vokietijos, tai būtent jis pateikia tokius skaičius. Tai yra beveik trečdalis vyresnių nei 65 metai amžiaus žmonių ir taip pat 50% 80 ir vyresnių amžiaus asmenų krenta bent kartą per metus. Ir vien Vokietijoje yra kažkur apie 5 milijonus kritimų atvejų tarp pagyvenusių žmonių kiekvienais metais. Tai va čia kiekvienais metais 5 milijonai kritimų. Ir taip pat buvo atlikti tyrimai, kurie parodo, kad iš tikrųjų metinis kritimų skaičius slaugos namuose, ligoninėse yra maždaug 1,5 kritimo vienai lovai. Tai iš tikrųjų daug, ne? Daugiau negu vieną kartą kažkas gulintis lovoje nukrenta. Ir iš tikrųjų tos pasekmės gyventojų sveikatai, ypatingai jeigu mes kalbame apie vyresnio amžiaus žmonės, tai jos yra tikrai rimtos ir kartais dėja ir negrįžtamos, nes kartais atrodo, kažkaip čia ne taip stipriai ir nekaltai nukritau, bet paskui žiūrėk, laukia ir operacija, ir tas ilgas buvimas ligoninėje, reabilitacija ir panašiai. Ir dėja 30% visų žmonių, kurie patiria šlaunikaulio lūžį, miršta per 2 metus. Tai va tokia negailestinga iš tikrųjų statistika. O mūsų tų pagyvenusių žmonių skaičius iš tikrųjų jis didėja kiekvienais metais ir, sakykime, ateityje tų šlaunikaulio lūžių bus dar daugiau. Tai vat netgi yra apskaičiuota, kad visame pasaulyje tokių lūžių skaičius padidės nuo daugiau nei 1,5 milijono iki 2,5 milijonų sekančiais metais, o iki 50 metų gali siekti ir 6,3 milijono. Tai iš tikrųjų skaičiai yra tikrai labai dideli ir negailestingi. Aišku, ir mokslas eina į priekį, gal mes ir dar kažką sugalvosime, kad to išvengti.
Na ir kaip sprendimas siūlomos priemonės, tai yra įvairūs išlipimo detektoriai ir kritimo prevencijos sistemos. Kuom jos yra geros? Na, aišku, visų pirma, jos labai padidina saugumo lygį, ypač jeigu mes kalbam apie naktinį budėjimą, apie savaitgalį, kai dirba mažai slaugytojų, mažai personalo, o skaičius tų gyventojų ar pacientų jis nemažėja, jis lieka tas pats. Ir taip pat, aišku, kai žmonės turi namuose slaugomą asmenį, tai šitos sistemos labai pasitarnauja. Kai kurios sistemos, jos turi tokią kaip papildomą funkciją, tai naktinis apšvietimas. Tai reiškia, kai tik išlipa pacientas iš lovos, užsidega tas apšvietimas naktinis, jis toks nežymus, tačiau jis jau leidžia kažkiek matyti ir saugiau nueiti į tualetą, pavyzdžiui. Kitas dalykas, kad užsienyje labai daug kalbama apie tą laisvę pacientui, ne? Kad kitur netgi neleidžiama kelti šoninės apsaugas, tai yra draudžiama arba tai reikia kažkokio būtinai sutikimo. Tai vat tokiu būdu tos visos prevencinės sistemos yra kaip ir sprendimas, ne? Mes nuleidžiam šoninės apsaugas, bet vis tiek paliekam tam tikrą apsaugą, kuri mūsų įspėja, kad pacientas išlipo iš lovos. Intervalą kai kuriuose sistemose galima netgi ir nustatyti, pavyzdžiui, kad mes gautumėm signalą ne iš karto pacientui išlipus iš lovos, o po tam tikro laiko, kuris mums atrodo saugus, kai jis gali, sakykime, kažkur tai nueiti ir grįžti. Tai irgi iš dalies labai gerai, nes mes galime individualiai jau taikyti tas sistemas pagal paciento ir gyventojų mobilumo laipsnį. Ir kas labai patogu, visos tos sistemos dabar praktiškai jos yra belaidės, tai mes tikrai sumažinom tų visų laidų skaičių, nereikia ten daug ko jungti į elektros tinklą, aišku, tie laidai nesitrukdo ir patiems tiems gyventojams po kojoms, kas irgi gali sukelti kritimų pavojų, tai tie bevėliai sprendimai iš tikrųjų yra labai patogus dalykas. Na ir prieš pradedant kalbėti apie visas tas sudėtingas ir gal nelabai sudėtingas sistemas, tai tiesiog noriu priminti tai, ką jūs jau galbūt ir turite ir ką jūs galite naudoti ir dabar. Tam, kad užtikrinti pacientų saugumą ir apsaugą nuo kritimo, tai aišku, lovas. Kuo žemiau nusileidžia lova, tuo yra saugiau pacientai. Ypatingai, jeigu mes kalbame apie nakties miegą. Tai labai rekomenduojama visada nakčiai lovas tokiems pacientams, kurie turi pavojų, sakykime, iškristi ar mėgsta išlipti iš lovos, nuleisti į žemiausią padėtį. Ta žemiausia padėtis dabar dažniausiai būna kažkur 20-25 cm. Tai yra tikrai pakankamai žemai. Taigi, jeigu pacientas ir iškris iš lovos, tai nebus jam tokia didelė traumų galimybė ir pavojus. Ir plus, vat matot, čia nevyriškis guli, jis ranka siekia žemę, tai jis iš tikrųjų gali kaip ir susiorientuoti aplinkoje, ne, kad va čia yra grindis, aš čia visai kažkur tai ne taip aukštai, arba kad aš guliu lovoje ir man reikia iš jos išlipti, tai irgi tokia kaip ir orientacija. Na ir aišku, apie tą naktinį apšvietimą, apie kurį mes jau ir kalbėjom, mūsų gamintojas, iš tikrųjų, jeigu kalbam apie Wisner-Bosserhoff lovas, siūlo tokius variantus, kaip, sakykime, naktinę lempą, kur jūs matot, kurį įsistato į lovos rėmą ir ją galima naudoti naktį. Ir ne tik naktį, aišku, čia ir skaitimui gali būti naudojama ta lempa, arba tokia galimybė kaip naktinis apšvietimas po lovą. Tai irgi tiesiog užsakant lovą reikia pažymėti, kad jūs norite šitos funkcijos, arba kur mes kalbėsime apie tą sistemą, kur jau iš karto automatiškai įjungia apšvietimą. Ir tuomet irgi jūs matot, ta šviesa, jinai tokia išsisklaidanti, jinai tikrai neryški, bet labai gera pagalba naktį, jeigu pacientas nori kažkur tai nueiti.
Na ir aišku, kalbant apie aplinką, tai visada turite pasirūpinti, ypač jeigu paliekate pacientą vieną ilgesniam laiko arba nakčiai, kad aplink lovą ir tame kelyje nuo lovos iki vonios iki tualeto būtų kuo mažiau visokių kliūčių, ten nepalikti kėdžių, vežimėlių, tualeto kėdę irgi pastatyti taip, kad jinai nebūtų tiesiai ant kelio. Žodžiu, visos tos kliūtys, kur ten galėtų užkliūti pacientas ar kažkokie kilimai, kurie galbūt iš tikrųjų nereikalingi, už kurių gali užkliūti gyventojas ar pacientas, mes juos turime pašalinti. Kuo mažiau kliūčių, tuo mažesnė tikimybė, kad žmogus nukris. Na ir savo prezentaciją noriu pradėti nuo SafeSense sistemos. SafeSense sistema yra sukurta, kaip ir sakiau, vokiečių gamintojo Wisner Bosserhoff. Tai yra išlipimų iš lovos kontrolės sistema. Jinai buvo sukurta būtent pacientų saugumui, toks kaip priedas prie slaugos lovų. Wisner Bosserhoff slaugos lovos tikrai yra labai funkcionalios, žemai nusileidžiančios ir turi labai daug visokiausių galimybių. Tai plius vat šitas kilimėlis iš tikrųjų tą lovą padaro tikrai nepamainomų dalykų, nors visą tą sistemą, tą kilimėlį galima nupirkti atskirai ir dėti ne tik į Wisner Bosserhoff lovas, bet ir kitus modelius. Mes visus tos modelius toj persižiūrėsim, kokie jie yra ir kaip juos galima naudoti. Tai čia jūs matote, tiesiog aš parodžiau atskiras tas sudėtinės dalis. Viena dalis, tai vat matot, tas sensorinis kilimėlis, kuris dedamas į lovos vidurį, tą nejudamą dalį lovos, kuri yra nejudinama, ties, sakykime, sėdmenim, ties klubais. Kitas dalykas, tai yra va, ta tokia dėžutė valdymo, čia yra tas laikmatis įmontuotas, būtent kur galima dar nustatyti atidėjimo laiką signalui. Ir tada jau prie šitų jungiasi sistemų, arba jinai gali jungtis į slaugytojų iškvietimo sistemą, kuri yra, sakykime, pas jūs sumontuota galbūt įstaigoje, arba galima naudoti ją kaip atskirą sistemą, turint va tokį pagerį, tą vadinamą bevėlį, kuris tiesiog jungiasi į elektros tinklą ir veikia savarankiškai. Na ir trečias variantas, labiausiai pažengęs toks know-how, jis aišku yra sudėtingesnis, tai čia yra toks papildoma dar programėlė, apsas, nežinau kaip ją pavadinti, būtent kuri susijungia su visais tais sensoriniais kilimėliais, jinai yra instaliuojama slaugytojų poste į tą pagrindinį kompiuterį. Ir tada jau čia galima labai daug dalykų stebėti, čia mes suvedame visą pacientų duomenų bazę, galima stebėti, kiek dažnai pacientas keičia padėtį, kas labai svarbu pragulų prevencijai, galima stebėti, ar jis išlipo iš lovos, ar neišlipo, ar išlipo, grįžo ar negrįžo, ir netgi ten įsigijus papildomą tokį kaip absorbuojantį paklotą, galima stebėti, ar pacientas pasišlapino ar ne. Tai va, tai ir galima visus tos parametrus, sakykime, nustatyti individualiai kiekvienam pacientui ir tada tiesiog sistema signalizuos, sakykime, kad va, tam pacientui laikas apsiversti, tas išėjo, galbūt negrįžo ir panašiai. Aišku, vienam galbūt galima ilgiau nesiversti, nekeisti padėties, kitam trumpiau. Tai visą tai galime individualiai daryti. Mes paskui dar ir video filmuką apie tai pasižiūrėsim. Tai va tokie 3 variantai yra. Na ir pasižiūrėkim gal trumpą video. Kaip ta sistema iš tikrųjų veikia. Šituo atveju čia šita sistema yra pajungta prie slaugytojų iškvietimo sistemos, matote, ne prie lovos yra tas pultelis vadinamas. Ir kai tik pacientas atsikelia iš lovos, iš karto slaugytojas į postą gauna pranešimą, kad jis nori išlipti. Matot, užsidega lemputė.
Jeigu jūs turite kažkokių klausimų, jūs pasižymėkite ir tada webinaro gale aš jums atsakysiu, nes dabar jeigu jų ir bus, tai tiesiog nenoriu pertraukti ir kad jums paskui nepasimirštų, jūs tiesiog pasižymėkite ir mes paskui apkalbėsime. Iš tikrųjų, sistema, matot, netgi reaguoja, jeigu bando per šoninius turėklus pacientas persiversti. Na ir čia parodyta, kad yra iki 30 minučių galimybė to atidėjimo. Tai reiškia, jūs galite nustatyti laikmatį, įsijungia naktinis apšvietimas, ta tokia maža lemputė. Ir tiesiog tas signalas, sakykime, ateina ne iš karto pacientui išlipus iš lovos, o, pavyzdžiui, jūs nustatė, kad po 5 minučių, jeigu jis negrįžo, tai tada jūs jau gaunate signalą. Tai šitoj vietoj, kaip tik mes po 5 minučių matom, kad pacientas negrįžo, sistema signalizuoja ir slaugytojas ateina pasižiūrėti, kas nutiko. Čia dar yra parodyta sena versija, čia buvo dar tvirtinamas kilimėlis ir prie nugaros atramos, bet dabar dažniausiai naudoja tik tais šitą vieną, būtent klubų srityje. Na ir tas naktinis apšvietimas, kaip matote, jisai yra padarytas toks visai neryškus, bet tiesiog padeda matyti kelią ir orientuotis tamsoje. Ir kaip ir sakiau, galima naudoti ir su Wisner-Bosserhoff lovom, ir su kitom lovom, ir paskui mes kiekvieną tą variantą pasižiūrėsime atskirai, kaip jinai tvirtinasi į tas lovas, kaip jas naudoti. Na. Taigi, kokius modelius pasirinkti ir kokie tipai yra? Tai, visų pirma, mes turim žinoti, koks yra pas jūs lovos modelis, ar tai yra, sakykime, iš Wisner-Bosserhoff, Sentida arba senasis Movitos variantas. Dabar jau nuo pernai metų mūsų klientai gauna Movita SC, Charisma SC lovas, tai čia yra jau kitas variantas, arba jeigu jūs turite kito gamintojo lovą, tai tada turite irgi pasakyti, kokia ta lova yra. Ir tada tie vadinamieji rinkiniai vadinasi vienas retrofit kit. Retrofit kit tai yra, kai mes naudojame su kitom lovom arba su senojo modelio lovom. Ir sistema jinai gali būti tiek bevėlė, tiek su kabeliu, su jungtuku, ta prasme. Tai ir jeigu jinai yra bevėlė, o mes dažniausiai vis dėlto siūlom bevėlį variantą, tai tada jinai jungiasi arba prie slaugytojų iškvietimo sistemos, arba jinai susijungia su to pageriu, kur aš rodžiau ir dar parodysiu, tiesiog kuris jungiamas į rozetę šalia lovos arba toje palatoje. Na, o jeigu pas jūs jau yra to naujo modelio lovos, tai tada kitaip vadinasi, tas stand-alone sistema. Čia jums per daug gilintis nereikia, mes vis tiek jums parinksim ir patarsim, kokią tą sistemą reikia. Tai o šiaip ten tiesiog skiriasi pats pasijungimo principas, aš jums į video parodysiu, koks yra tų sistemų skirtumas. Vienintelė, ką mes turim žinoti, jeigu pas jūs yra slaugytojų iškvietimo sistema kažkokia sumontuota, padaryta, tai kokie jungtukai yra, nes ten būna jie skirtingi, tai geriausia, jeigu jūs parašysite pavadinimą ir paveiksluosite tos jungtukus ir tiesiog pagal tai būna ir pritaikyti visi tie kabeliai su tokiais antgaliais, kurie jums reikalingi. Na ir kaip jungiasi, jeigu mes turime senojo modelio lovas arba kito gamintojo lovas, tai tiesiog dedamas tas sensorinis kilimėlis į lovą. Sensorinis kilimėlis jungiasi į tą vadinamąją valdymo dėžutę ir šita dėžutė jungiasi į lovos variklį. Tai čia tas pagrindinis ir skirtumas. Senųjų modelių lovoms ta valdymo dėžutė jungiasi į lovos variklį. Na ir tada iš tos dėžutės eina dar kabelis, jeigu tai su kabelių sistema eina kabelis į slaugytojų iškvietimo sistemos tą
punktą, pultelį, nežinau, jungtuką. Jeigu tai yra bevėlis variantas, tai tada jokio kabelio daugiau neišeina, o tiesiog yra įjungiamas pageris, arba jeigu mes jungiame prie slaugytojų iškvietimo sistemos, yra kitoks šiek tiek jungtukas, kuris jungiasi į elektrą ir prie slaugytojų iškvietimo sistemos jungtuko. Na, o jeigu mes turime dabartinius modulius, naujesnius modulius, ten yra šiek tiek skirtingi varikliai, todėl šita valdymo dėžutė, jinai tiesiog neįsijungia į variklį, o jinai įsijungia tiesiog į elektros tinklą. O toliau principas tas pats. Jeigu kabelis nueina į slaugytojų iškvietimo sistemos punktelį, jeigu tai yra bevėlė sistema, tai tada eina nesujungtas kabelis arba pageris. Na ir kad būtų aiškiau, nes įsivaizduoju, kad dabar dar nelabai aišku, aš tiesiog parodysiu jums tokį kaip instrukcinį video, kaip tą sistemą galime mes instaliuoti. Čia yra produktų menedžeris Wisner Bosserhoff. Ir jie specialiai sukūrė tokį trumpą filmuką, kaip tą sistemą instaliuoti, kad visiems būtų aišku. Tai va, ką jūs gaunate. Na ir pirmiausia, aišku, pakeliam lovą ir mums patogų darbui aukštį. Apie tai niekada nepamirštam. Pakeliam nugaros atramą, kad būtų lengviau prieiti prie lovos apačios, prie variklio. Na ir matot, ta valdymo dėžutė to sensoriaus, jinai prisitvirtina prie laikiklio metalinio. Ir ten rėme tiesiog yra irgi vieta, kur galima saugiai šitą dėžutę pritvirtinti. Tiesiog išėmus vieną varžtą. Dėžutė pritvirtinta, įdedam sensorinį kilimėlį. Kilimėlis prisitvirtina lipdukais prie tos nejudančios dalies vidurinės. Kai prisegam kilimėlį, tada mes tą kabelį, kuris išeina iš kilimėlio, tvirtiname į valdymo dėžutę. Čia matot irgi visi saugumo reikalavimai išpildyti, dar papildomai kabelis prisitvirtina su varžtais, su laikikliuku. Na ir aišku, kad tie visi laidai nekabėtų, netrukdytų, mes paliekam tokį ilgį, kuris mums reikalingas ir jeigu reikia, tiesiog suvyniojam ir sutvirtinam. Ir tuomet iš tos dėžutės išeinantis kabelis, jisai tvirtinamas prie to jungimo į elektros tinklą. O tai 29, tai 29 čia ir klausysi. Pas mane irgi tai jūs ten buvo. Nežinau, kaip čia kas jį atsinkti. Lygiai taip pat, ne, kad būtų saugu, mes visus tos laidus pasistengim sujungti. Kažkas įsijungėte mikrofoną ir aš labai jūs girdžiu. Į kompą kelti tada tą. Na, vienas tik pamatys vienodus. Tai nuorodos tai yra, bet sakau, ten pažodžiu nebus. Tai paspausiu ten tą
Mes jūsų negirdim. Tatjana, jūsų mikrofonas išjungtas yra, mes negirdim jūs. Mes negirdim jūsų. Keista, kaip čia man jis išsijungia. Turbūt mane kažkas išjungia. Ar girdit dabar? Dabar girdim, bet nebematom video. Girdit, nebematot, to aš įjungsiu vėl. Labai gerai. Matosi viskas. Gerai dabar, ne? Taip, Ir dabar matot, gerai. ir girdit. Tvarkoj. Taip. Noriu parvesti ten, kur pradėjom ir toliau žiūrėjom. Tai va, tai kai mes paspaudžiame kilimėlį, nusistato jau laikmatis tokį, kokį mes norime. Jeigu mes norime pakeisti, vėl užspaudžiame kilimėlį, pakeičiam pasukdami laiką ir tada jis vėl užsifiksuoja toks, koks turi būti. Ir tada paspaudžiame šitą mygtuką, jis užfiksuoja laikmatį tuo laiku, kokį mes nustatėme. Tai va, o dabar pasižiūrėsime dar vieną video. Tai ten bus video apie tai, kaip jau pajungti prie slaugytojų. Jis man kartojasi jisai. Išjungsiu, nes man kažko pastrigo jisai. Na va, antras video ir aš dalinuosi su jumis. Ar matote dabar? Manau, kad turėtumėt matyti. Na. Tiesiog prasuksim. Taigi, va, yra du kabeliai. Iš tikrųjų, vienas yra su tokiu išjungimu. Ta prasme, pavyzdžiui, dienos metu mes galime išjungti šitą sistemą, kad jinai nesijungtų ir įjungti ją tik tais naktį. Arba galime tiesiog imti paprastą kabelį, kuris visą laiką sistemą pajungia. Tai va. Ir tas kabelis, jisai jungiasi į slaugytojų iškvietimo sistemą. Tada tiesiog slaugytojas gauna iš karto iškvietimą tada, kai pacientas išlipa iš lovos. Tai va čia tas vadinamas bevėlis variantas, kai tas siųstuvas ar imtuvas, kaip jį pavadinti, jis yra atskirai. Jis jungiamas, matot, į slaugytojų sistemą ir jungiasi į elektrą. Pirmiausia, įsitikinkite, kad nuliukus rodo, kad laikas nenustatytas, tada paspaudžiame R mygtuką, R mygtukas pradeda mirksėti. Ir tada mes paspaudžiame kilimėlį
ir tokiu būdu jis susijungia su tuo imtuvu. Tada R mygtukas jisai užsidega ir dega raudonai ir kai jis nuolat dega, mes tiesiog jį paspaudžiame, išjungiame, tai reiškia mes aktyvavome sistemą. O tada jau galime nustatyti laikmatį, kiek mes norime minučių, kol pacientas sugrįš į lovą. Atsiprašau, bet video nesirodo, aš nežinau, gal čia nesisuka. Nesirodo video. Bandau dar sykį pajungti tada. Ar dabar matot? Ekranas matosi, bet jisai sustabdytas. nejuda. Sustabdytas yra pauzė. Vaizdas nesikeičia. Visą laiką. Gerai, bandau tada dar sykį pajungti. Ar matote dabar mano ekraną? Matom ekraną, bet jisai dar kol kas nepaspaustas play yra. Dabar taip, dabar jis nenuspaustas, dabar aš spaudžiu play. Ar video matosi dabar laikmatis ir va čia yra tas pageris. Nesimato Tai sustojęs ekranas yra, tai kaip nuotrauka. Nesimato. Pradinis variantas matosi, kur buvo komplektacija rodoma. Supratau. Na, kažkokie techniniai nesklandumai, nes man ko puikiausiai jis eina toliau tas video. Tvarko, tai tada bandome taip. Dabar bandom pajungti sekantį slaidą ir jeigu aš tiesiog grįšiu prie video vėliau. Ar matot dabar? Sistemos montavimas prie kitų gamintojų lovų modelių. Taip, matosi. Kaip matosi. Priežinė. Matosi. Jau. Tai tvarkoj. Tai pirmiausia parodau šitą, paskui bandysim sugrįžti prie video, nes tikrai noriu parodyti, kaip ta bevėlė sistema jungiasi su pageriuku. Tai jeigu jūs turite kito gamintojo lovas, tai šita dėžutė, jinai tiesiog neprisisuka prie rėmo, bet jinai pateikta su tokiu lipniu dirželiu, su lipduku. Ir jūs galite arba lovos apačioj, ten, kur yra variklis, šalia variklio, prie tos nejudančios dalies kažkur tai prifiksuoti, arba va čia apačioj parodyta prie šoninių apsaugų, irgi kur būna apačioj ta tokia stabili nejudanti dalis. Žodžiu, ten, kur jums atrodo saugiau ar patogiau, šitą dėžutę galime prifiksuoti ir tada tas pajungimas lygiai toks pat, tik tais tiek, kad jis jau nebus ten apačioj prie lovos variklio su laikikliu pritvirtintas. Tai va, tai du tokie variantai. Na ir bandau aš tada sugrįžti prie video ir paleisti jį. Truputėlį dar prasuksiu. Tai va. Tai va, čia ties to mes sustojom. Čia yra būtent tas bevėlis pageriukas, kuris susijungia su slaugytojų iškvietimo sistema. Kaip ir minėjau, gali būti laidas, va čia matot on-off, kurį galima išjungti, įjungti, pavyzdžiui, dieną naktį, arba jis gali būti tas laidas be tokio jungtuko, čia jokio skirtumo. Mes jungiame į slaugytojų sistemos jungti ir į elektros tinklą. Prie šitos dėžutės jis neina, joks kabelis.
Mes paidžeriuke paspaudžiame R mygtuką, R mygtukas pradeda mirksėti ir tuomet mes paspaudę kilimėlį jį sujungiame su kilimėliu tokiu būdu, aktyvuojame. Ir kai tas R mygtukas raudonai pradeda degti nuolatos ir nemirksia, mes tada jį nuspaudžiam, tai reiškia viskas, sistema sujungta. Ir tada mes jau galime nustatyti laiką, laikmatį. Kaip ir sakiau, kiek jūs norite, 2-5 minutės. Ir praėjus tam laikui, pacientui negrįžus į lovą, jūs gaunate signalą į slaugytojų postą. Na va, o vat šitas peidžeriukas toksai vadinamas, tai jis yra reikalingas tada, jeigu jūs neturite slaugytojų iškvietimų sistemos savo įstaigoje, tada jis tiesiog vat jungiasi į elektros tinklą ir viskas. O pajungimas jo yra taip pat analogiškas. Jūs jį įjungiate ir spaudžiate R mygtuką. Pirmiausia, įsitikinkite, kad nėra laikmatis nustatytas, tada jūs spaudžiate R mygtuką. Taip, jis pradeda mirksėti, mes spaudžiame kilimėlį, spaudžiame 3 sekundės, galite paskaičiuoti, 1, 2, 3 ir tada jie susiporuoja, aktyvuojasi. Matot, mygtukas pradėjo degti nuolatos, mes vėl jį paspaudžiame, viskas, sistema susijungusi. Ir tada jau jūs galite nustatyti ir laikmatį. Jeigu pacientas išlipa iš lovos, peidžeriukas pradeda mirksėti ir leisti signalą garsinį tiesiog. Tai jūs tiesiog jį išgirstate, o ne ateina jums kažkur tai tas signalas į postą. Na va. Dabar aš tiesiog paleisiu iš naujo slaidą. Na, ar matote dabar vaizdą bevielio daviklio? Taip. Noriu įsitikinti. Taip, tai kalbant apie peidžeriuką, į jį galima maksimaliai sujungti 32 lovas. Tas atstumas tarp peidžeriuko ir lovas gali būti maždaug 150 metrų, jeigu nėra jokių barjerų, pavyzdžiui, sienų. Jeigu yra sienos, tai tada 50 metrų. Na, pavyzdžiui, jeigu jūs turite palatą, kur yra kelios lovos, tai realiai galite sujungti tas kelias lovas tą peidžeriuką, arba peidžeriuką jūs galite įjungti koridoriuje kažkur tai netoli palatos, jeigu tai yra nedaugiau negu 50 metrų, ir jis tada signalizuoja. Tai va. Ir tas garsumas, na, klausim, kiek garsus signalas, na, tai gali būti 3 lygiai, 80, 85, 90 decibelų. Tai pakankamai didelis tas garsumas ir galima nustatyti 12 melodijų. Tai va. Galima užtildyti garsinį signalą, tokiu būdu tada tik tais mirksės lemputė, o signalo nebus. Ir kaip jis veikia. 1,5 minutės signalas pypsi, jeigu niekas neatėjo, neišjungė, 3 minutės pauzė, paskui po 3 minučių vėl 1,5 minutės veikia signalas, vėl 3 minučių pauzė, paskui vėl 1,5 minutės signalas ir tada 10 minučių pauzė ir tada vėl 1,5 minutės ir laikas baigėsi, jeigu jau niekas neatėjo. O optinis signalas, tai jisai tęsiasi, smirksi tol, kol mes jau neateisim, neišjungsim, nepatvirtinsim, kad viskas tvarkoja ir pacientas saugus. Tai va, toks veikimo mechanizmas. Na ir jeigu jūs norėsite tą iškvietimo sistemą įsigyti, ne iškvietimo, kaip čia sensorinė iškvietimo prevencijos sistema, jūs turėsite užpildyti formą, jeigu jūs turite slaugytojų iškvietimo sistemą savo įstaigoje. Geriausia, aišku, kaip ir sakiau, žinoti pavadinimą, modelį ir va čia matot labai daug tų visokių jungčių, kokios jas gali būti. Jos gali būti apvalios, gali būti kaip kompiuterio būna laidas su tokiom jungtim, įvairios jos būna.
tai tiesiog jūs galite nurodyti, jeigu tiksliai žinote, arba nuotrauką atsiųsti, kad mes žinotumėm, kokį jungtuką jums prie to kabelio parinkti, kad jūs gautumėte tai, kas iš tikrųjų veiks. Na va. Ir sekantis video jau bus apie tą sistemą, kai aš sakiau, jau su appsu, su programėlė, kai mes galime visus tos kilimėlius sujungti į vieną sistemą ir šitą sistemą stebėti slaugytojų poste monitoriuje. SafeSense 3 šita sistema vadinasi. Nes, na, žinot, kartais, kai mes ateinam pasižiūrėti, kaip čia pacientas tas jaučiasi, jis supyksta, kodėl čia jūs mane prižadinot, aš dabar neužmigsiu. Na ir aišku, tam, kad išvengti kritimų iš lovos, mes norime turėti tą tokią apsaugą. Kaip atrodo tas ekranas programėlės, matote, ne? Kiekvienas pacientas turi savo eilutę, veikia realiu laiku. Pirmas stulpelis rodo vartymosi padėties keitimų skaičių, antras stulpelis skirtas tam, kad mes žinotumėm, ar pacientas lovoje ar išlipo, na ir trečias jau ten eina būtent šlapimo nelaikymo stebėsena. Tai va, ir čia galima kiekvienam pacientui nustatyti, ne, tam tikrą laiką vienam, pavyzdžiui, kad kas 50 minučių signalizuotų, kad reikia pasižiūrėti, kad ten vartyti kas 3 valandas, kad mums signalizuotų po ten 10 sekundžių ar po 5 minučių, kada pacientas išlipo iš lovos, tai yra kiekvienam individualiai. Jeigu žalia spalva, tai reiškia viskas tvarkoj. Jeigu mes matome jau geltoną spalvą, tai reiškia jau rizika, ir raudona reiškia, kad taip pacientas, pavyzdžiui, ne, išlipo iš lovos ir negrįžo per tą nustatytą laiką. Ir va čia tas grafikas rodo tiesiog to paciento visą tą judėjimą, ne, pagal jį mes galime ir kažkaip koreguoti tą vartymų skaičių, atitinkamai grafiką kažkokį tai sudaryti. Žodžiu, tokia jau, kaip sakyti, protinga stebėsenos sistema. Rinka mūsų video, labai nenori kažkaip tai toliau rodyti. Tai iš tikrųjų apie SafeSense sistemą yra tiek. Suprantu, kad tų klausimų turbūt dar gali būti ir jų bus. Čia tokia pradinė pagrindinė informacija ir jeigu kas nors norėsite daugiau sužinoti, tai drąsiai kreipkitės į mus ir tada jau mes su jumis atskirai susisieksime ir aptarsime tą sistemą. Kaip nenoriu išsijungti video. Taip, na, o dabar noriu parodyti irgi labai panašias sistemas, bet galbūt šiek tiek paprastesnės. Ar matote dabar alertą sistemas savo ekrane, kad nebūtų vėl pastrigę? Matom. Labai gerai. Matom. Tai alerto sistemos, jos yra taip paprastesnės, tačiau lygiai taip pat jos yra bevėlės, aišku, jos gali būti su kabeliu, bet mes tiesiog turbūt net nesiūlysim jums ir nerodysim, nes bevėlės jos yra daug patogesnės ir irgi gali veikti tiek savarankiškai, tiek gali būti prijungiamas prie slaugytojų iškvietimo sistemos. Dvi versijos. Na va, o tų variantų yra tikrai nemažai. Vienas variantas yra kilimėliai prie lovos, kai mes padedam kilimėlius prie lovos ir jie reaguoja, kai pacientas padeda kojas ant jų, išlipa iš lovos, arba mes galime juos padėti prie durų ir, tarkim, gauti signalą, jeigu gyventojas palieka kambarį. Galimas ir toks variantas. Tų kilimėlių yra
irgi keli modeliai, yra minkšti, yra tokie, kaip sakykime, plastiko, ceratos tokios pavidalu, yra parketo, ten kaip atitikmuo, žodžiu, yra keletas variantų. Toliau eina kilimėliai į lovą. Į lovą, tai va čia va tas baltas toksai, jeigu matote, jis gali būti dedamas į lovą arba į kėdę. Čia jau kaip mums patogiau, tai reiškia pacientas atsikėlė iš lovos, atsikėlė iš kėdės ir mes gaunam signalą. Taip pat yra toksai daviklis, kuris kaip sensorius, judesio sensorius, mes jį, jeigu padėsime kažkokioj tai zonai, jis sureaguos. Jeigu bus kažkoks judesys, tai mes galime dėti arba ant spintelės prie lovos ir pacientui, sakykime, išlipus iš lovos mums duos signalą, arba mes galime įtvirtinti kažkur prie durų ir pacientui, tarkim, išėjus iš palatos ar iš kažkur tai kitur, mes vėl gaunam signalą. Toliau yra kilimėliai neabsorbuojantis, kaip sakyti, reaguojantis į šlapimą atsiradimą, į skysčio atsiradimą. Tai, sakykime, jeigu mes gaunam signalą tada, kai pacientas turi kažkokių problemų, pasišlapino, sakykime, lovą ar kėdę ir ateina signalas tuomet. Ir paskui dar yra tokie paprasti dalykai, tai yra slaugytojų iškvietimo mygtukas, arba yra dar variantas, kur mes galime tvirtinti ant langų, pavyzdžiui, gauti signalą, jeigu pacientas ar gyventojas atidaro langą. Tai va. Na ir paskui dar tokia kritimų prevencija, tai yra jau minkštas didesnis čiužinukas, kuris dedamas prie lovos ir tiesiog jeigu pacientas ar ant jo užlipa ar nukrenta, mes irgi gaunam signalą. Tai va, toks asortimentas, dabar kiekvieną tiesiog mes atskirai pasižiūrėsim. Visų pirma, kaip ir lygiai taip pat kaip ir su SafeSense sistema, jūs turite pasakyti, kokio jums jungtuko reikia, jeigu jūs turite slaugytojų iškvietimų sistemą. Va čia duota labai daug pavyzdžių, tų šitų Nurse Call System. Žinau, kad, pavyzdžiui, vieni mūsų klientai turi Medicarę, kiti galbūt kažkokias kitas. Tai va, tai tiesiog nurodykit ir tada gamintojas automatiškai jūsų užsakytam kilimėliui sistemai šitą jungtuką pridės tokį, kokį jums reikia. Na va, ir va čia matot pakabintas virš spintelės, būtent tas daviklis ar pageris, jis yra įjungtas į slaugytojų iškvietimo sistemos jungtį. Na va, čia yra kilimėlis į lovą, aš paskui parodysiu jums jį gyvai, nes turime mes jį atsivežę. Tai va, ir tas kilimėlis, paklotėlis dedasi į lovą. Jį geriausia vis tik dėti arba po paciento, arba po paklodę, bet ne po čiužinį, nes po čiužinių yra tikimybė, kad galbūt nesuveiks, nes, žinot, čiužinys yra pakankamai storas, turi būti pakankamai stiprus tie sensoriai. Tai geriausia vis dėlto po paklodę arba, pavyzdžiui, absorbuojantis paklotas, jeigu yra padėtas, galima po jo padėti. Na va, ir jis irgi yra labai lengvai ir paprastai, aš parodysiu jums video, kaip jis yra pajungiamas prie šito pageriuko ir tas pageriukas arba jis gali būti padėtas kažkur prie lovos, arba jis gali būti paimtas ir kažkas tai iš artimųjų, pavyzdžiui, kitą kambarį gali pasiimti. Ir jeigu tai yra savarankiška, o jeigu tai yra slaugytojų iškvietimo sistema, tai tiesiog jo, tada su laideliu prijungiamas ir gauna signalą slaugytojas iškart į savo postą. Visi tie pageriukai, jie veikia 95 metrų diapazonu. Nesvarbu, yra siena, nėra sienos, vat mes ir savo ofise išbandėm, ėjom toliau, ėjom arčiau, taip, jisai veikia. Tikrai, tai pavyzdžiui, gali būti taip, kad tas pageriukas kažkur tai pas slaugytoją yra kambarį ir jinai vis tiek gauna signalą, jeigu tai nėra daugiau negu 95 metrai nuo tos vietos, kur padėtas kilimėlis. Čia vat yra parodytas laidinis variantas, bet kaip ir sakiau, laidinis variantas turbūt tikrai nėra patogu, nes, kuo mažiau laidų, tuo mažesnis pavojus juos ten už jų užkliūti, nutempti, patraukti ir panašiai.
Taip, čia yra toks pat analogiškas paklotėlis į kėdę. Jis yra šiek tiek kitokių išmatavimų, mažesnis 25 ant 38. Sekantis variantas, tai va čia tas judesio daviklis, kaip ir sakiau. Mes va čia matom, jis yra padėtas ant spintelės ir jeigu pacientas išeina, gyventojas, ir praeina pro jį, mes automatiškai gauname signalą arba pradeda tas pedžieriukas leisti garsinį signalą. Ir paciento pagalbos iškvietimo mygtukas, tai turbūt va, tas apvalus bevėlis yra patogiausias. Jį matot, va, galima čia pritvirtintas jisai prie spintelės kažkur, galima ant spintelės padėti ar dar kažkur pritvirtinti. Ir tiesiog, jeigu žmogui reikia pagalbos, jis jį paspaudžia ir iš karto garsinis signalas iš peidžerio arba į slaugytojų iškvietimų sistemą yra gaunamas. Na, o čia, kaip ir minėjau, ta versija dėl langų saugumo. Tai vat, jeigu gyventojas atidaro langą, tai automatiškai irgi signalą gauna arba pradeda skleisti signalą peidžeris, kad langas yra atidarytas. Ir, kaip ir sakiau, saugumo sumetimais padarytas toksai vat, kaip čiužinys. 218 cm ilgio jisai yra, 60 cm pločio, tai čia turbūt galbūt netgi vat, nakčiai ypatingai galbūt patogu padėti prie lovos ir tiesiog jeigu ir nukristų gyventojas, tai jis nesusižeistų ir mes gaunam signalą, kad jis iš lovos išlipo ir iškrito. Na, o čia tas vadinamas apso. Jautrus drėgmei kilimėlis, jis irgi yra arba į lovą, arba į kėdę, dviejų formų. Ir tiesiog, jeigu jis sudrėksta, sušlampa, iš karto įsijungia signalas, kad taip, atsitiko nelaimė. Na ir tiesiog, kad būtų aiškiau, aš jums parodysiu, išjungsiu dabar ir parodysiu video. Tikiuosi visi savo ekranuose dabar matote alertą video su geltonu mygtuku, taip? Matom? Gerai, paleidžiame tuomet. Visi šitie kilimėliai ar kiti produktai, kaip jūs matot, jie veikia su tuo pačiu peidžeriu. Tai va tas peidžeriukas, jisai iš tikrųjų tinka visiems produktam ir į vieną peidžeriuką gali būti sujungti 5 produktai. Vienodi, skirtingi, nesvarbu. 5 produktai, nes šone jūs ten matote yra tokias 5 horizontalios juostelės, lemputės, tai va jos būtent ir rodo, kiek tų produktų yra sujungta. Tai jeigu, sakykime, jūs vienoj palatoj turėsite prie vienos lovos kilimėlį ant grindų, kitoj lovoj jūs turėsite galbūt lovos paklotą ir galbūt dar langų atidarimo tą sistemą, tai jūs galite naudoti vieną peidžerį. Ir čia vyriškis tiesiog sako, kad gali būti tiek savarankiškai naudojama, tiek sujungiama su slaugytojų iškvietimų sistema. Na, va. Čia yra paklotėlis į kėdę, moteris atsikėlė ir iš karto signalizuoja. Namuose, tarkim, tikrai drąsiai gali kažkas tai iš artimųjų tiesiog turėti tą peidžeriuką su savim ir jeigu tik tais atsistojo kažkas ar iš lovos atsikėlė, iš karto jis gauna signalą. Matot, kaip tas kilimėlis atrodo, visiškai taip, kaip mes neturim tos elementarius kilimėlius prie durų. Jos tikrai lengva valyti, siurbti, galime parinkti iš 5 spalvų kilimėlį, koks jums labiausiai dera prie aplinkos, kuris jums atrodo patrauklesnis.
Čia tas variantas, kaip sakiau, jau tas toksai labiau plastiko kilimėlis. Jį tai dar lengviau išvalyti, išdezinfekuoti. Ir mes dedame arba prie lovos, arba prie durų. Čia yra tos versijos paklotėliai į lovą ir į kėdę. Judesio daviklis irgi. Praeina žmogus ir iš karto signalas gaunamas. Čia matot padėta ant spintelės, bet galim va ir prie durų mes kažkur tai jį irgi pritvirtinti. Iškvietimo mygtukas. Tai čia išvis labai paprasta, paspaudžiam, kai mums reikia pagalbos. Galim pritvirtinti prie spintelės. O čia tas čiužinukas. Jeigu net ir iškrenta žmogus, tai iškrenta saugiai, ne, jis nukrenta tiesiai ant minkšto pagrindo. Galima sulankstyti į dvi dalis. Ir į drėgmę reaguojantis kilimėliai, į kėdę ir į lovą, kaip ir minėjau. Atsitiko nelaimė ir iš karto kilimėlis duoda signalą ir pageris signalizuoja slaugytojai. Taigi visi produktai, kaip ir sakiau, jie susijungia į tą patį pageriuką. Veikia jie su baterijom. Jeigu baterija pradeda, sakykime, jau neužtenka galios ir jinai baigėsi, tai tada pradeda mirksėti tie pageriukai ir aš tiesiog jums parodysiu toj gyvai, kaip visa tai atrodo dar. Na, arčiau kameros, matot, čia yra pageriukas tas. Kitą pusę dar aš jums parodysiu, va čia yra elementai. Ir, kaip ir minėjau, čia galima viduj nustatyti garsumą, 3 lygiai, ta prasme tylu, nelabai garsiai ir garsiai, 3 lygiai. Ir čia toksai yra pair mygtukas, va tiesiog dar arčiau pridėsiu, parodysiu. Va. Ten geriausiai, aš turiu tokį labai vyrišką daiktą paspausti, bet čia iš tikrųjų galima tiek su tušinuku, tiek su pieštuku kokiu aštriu daikteliu paspausti 3 sekundės ir jis susiporuoja tada su kilimėliais. Kaip SafeSense matėm sistemą, mes paspaudžiam kilimėlį, paspaudžiam ten R mygtuką, tai čia tas principas lygiai toks pat. Mes paspaudžiame mygtuką, įranga susiporuoja ir tada jau mes žinom, kad jinai yra sujungta. Na. Ir dar eina į komplektą tas laikiklis, kaip jūs matėte, ne, jeigu mes kabiname ir jungiame į slaugytojų iškvietimo sistemą, tai tas laikikliukas jis yra kartu. Tai va, o laidą jau tada jums reikia užsakyti atskirai pagal jūsų tą slaugytojų iškvietimo sistemos tipą. Na, išjungti signalą, čia mygtukas, palaikom 3 sekundės, jisai nutyla, dar sykį paspaudžiam ir tada išjungiam. Tai va, labai mažas, kompaktiškas, kišenę galima įsidėti. Ir tai, čia mes turime, čia yra lovos kilimėlis vadinamas. Jis yra toksai slidus, lengvai valomas, dezinfekuojamas. Ir vat matote, čia yra kišenėlė, šitos kišenėlės išeina laidas. Tai šitas laidas susijungia vat su šituo dalyku. Čia tas vadinamas imtuvas. Tiesiog įdedam. Va. Čia irgi yra on-off, kurį mes su kažkokiu aštriu daikteliu galime įjungti. Išjungti. Taip. Tai va. Ir tada mes įsidedam į kišenėlę tą pageriuką ir čia su knopkyte mes užspaudžiame.
kad drėgmė nepraeitų. Tai va, ir šitas kvadratinis susijungia su šita sistema ir viskas, ir jie veikia. Yra tokios kilputės vienam gale ir kitam gale, matot, yra kilputės, mes galime prie lovos dar pritvirtinti papildomai. Kitoje pusėje yra visa naudojimo instrukcija, galima pažymėti, kada jūs pradėjote tą kilimėlį naudoti. Aišku, viskas yra anglų kalba, mes pateikėm instrukcijas ir lietuvių kalba, bet tiesiog, kas jau anglų kalba skaito ir supranta, tai va irgi toks kaip ir papildomas špargalkė ar instrukcija tiesiog vietoje. Ir tai tas durų kilimėlis, kaip jį pavadinti, kurį jums ir rodėm per video, lygiai tas pats, va čia yra, ne? Kišenėlė, iš kurios išeina laidas, mes prijungiame, paslėpiame tą ir užtraukiame su užtrauktuku daviklį ir viskas, ir jis susijungia. Iš tikrųjų, labai nesudėtinga sistema ir labai paprasta naudoti, čia jau tikrai nereikia kažkokių papildomų instrukcijų. Tai turbūt tiek bus apie alertą. Dar noriu jums parodyti apsaugą nuo kritimų. Šiek tiek kitokią. Nežinau, galbūt jūs ir esate susipažinę. Tuoj vėl pasidalinsiu savo ekranu. Taip. Čia yra klubų apsauga. Kelnaitė su klubo apsauga. Iš tikrųjų nėra tai naujas dalykas, bent jau aš tikrai esu mačiusi ir anksčiau, nežinau, kiek jis yra pažįstamas jums, bet galvoju, kad parodysiu. Tai va, kaip atrodo tos kelnaitės ir kam jos yra skirtas. Ten yra įdėtas ant klubo pasagos formos specialus įdėklas patentuotas. Ir jis yra skirtas būtent tam, kad žmogui krentant, ypatingai ant klubo ant šlaunikalnio kaulio, kad paskirstyti tą smūgį, suminkštinti ir taip apsaugoti nuo lūžių. Kelnaitės iš tikrųjų yra labai tokios minkštos, patogios, labai gerai prisitaiko prie kūno, nesimato po drabužiais ir netgi galima jas naudoti kaip kelnaitės įklotams nuo šlapimo nelaikymo fiksuoti. Modeliai yra moteriški, yra vyriški ir unisex. Ta prasme, jeigu jūs nežinote, kam naudosit vyrui moteriai, galima tiesiog unisex imti kelnaitės ir dydžiai S, M, L ir XL. Čia vat matote parodyta, kokiai klubų apimčiai jie yra skirti. Pralaidus orui, nesikaupia drėgmė, nedirgina odos ir nėra jokių kažkokių tai siūlių, kurios labai trintųsi ar dirgintų. Sudėtis, jūs matote, 58% medvilnė, 36% poliamidas ir 6% elastanas. Labai elastingos. Ir jas galima skalbti aukštoje 95 laipsnių temperatūroje ir džiovinti aukštoje temperatūroje, žodžiu, niekas su jom neatsitinka. Tai va, tai tiesiog turėkite omeny, kad yra ir tokia apsauga. Na, o dar, ką aš norėjau jums parodyti, tai kalbant apie apsaugą, yra daugybė dalykų, kuriuos mes jau turim, arba neturim, bet tai nėra kažkokia naujiena ir mes galime tai naudoti. Na, visų pirma, tai yra, aišku, šoninės apsaugos lovų, tai čia niekam nėra naujiena, aš tiesiog dar kartą norėjau paminėti 4 dalių šoninės apsaugos, kurios yra tikrai patogios tuom, kad mes galime jas pakelti ir reguliuoti pagal paciento mobilumo laipsnį. Plus, kaip ir sakiau, gali būti taip, kad ateis pas mus tokie įstatymai, kad mes negalime riboti pacientų laisvės ir mes turėsime tiesiog leisti jam laisvai judėti. Tai, sakykime, neaukštai pakeltos tos apsaugos, kadangi jos turi kelias padėtis, jos gali būti tiesiog naudojamas kaip orientacija, ne? Tai kad žmogus žinotų, kad va čia lovos kraštas,
Ir, pavyzdžiui, mes galim pakelti tik tais švelni apsauga, ne, pakelti ties galvūgaliu šiek tiek jas ir viskas, ir daugiau kitur laisvę. Na, aišku, ten, jeigu jau labai reikia, tai galima pakelti ir visas 4 iki maksimumo, galima palikti vieną nuleistą, kad būtų paprasta ir lengva išeiti iš lovos pacientui, arba tiesiog jas visas nuleisti, kai tos apsaugos nereikia. Ir dar tokios naujos apsaugos ant apsaugų, sakykim taip, tai yra paminkštinimai šoninių apsaugų. Čia dabar mes matome ištisinės, tai turime kelis variantus. Vienas variantas, vat matote, yra 2 dalių šoninėms apsaugoms, čia tarp jų yra tinklelis toksai. Jos yra iš tikrųjų labai minkštos, be ftalatų, prasme saugios tikrai. Gali būti variantas, jeigu jūs turite lovą su 3 tais skersiniais šoninės apsaugos, yra ir toks, gali būti tie paminkštinimai. Dar vienas variantas gali būti, jeigu jūs turite prailgintą lovą, pavyzdžiui, 2,20 m, tai šitie paminkštinimai gali būti ilgesni padaryti. Kitas variantas, jūs matote, pilnai uždari, be tinklelio, jie šiek tiek pigesni, bet aišku, juos pakėlus toksai šiek tiek, kaip čia, erdvės apribojimas galbūt gaunasi. Ir dar vienas variantas, čia matot, kai tos šoninės apsaugos, kairė ir dešinė tarpusavėje jos yra sujungtos. Čia apačioje eina tinklelis. Tai va, ir mes kai uždedam čiužinį dar ant viršaus, tai žmogui nebėra galimybės išlipti, nes ir apačioje va čia eina toksai tinklelis irgi. Ir tiesiog pakėlus abu šonus, tikrai žinom, kad pacientas neišlips. Taip, toliau yra paminkštinimai tokie, kur vat, mes dedam irgi su lipdukais arba su saktim prisegam ant lovos šonų. Pas mus yra 3 ilgiai, 1,34 m yra skirta, jeigu 4 dalių jūs turit šoninės apsaugas, 1,40 m, tai dažniausiai būna kur 3/4 šoninės apsaugas, kai būna metalinės. Ir 1,90 m jau yra pilnai toms ištisinėms šoninėms apsaugoms pritaikytos. Na ir jeigu jūs turite 4 dalių šoninės apsaugas ant lovų, tai irgi siūlome 2 variantus. Tai va čia toksai variantas, kai pilnai užsimauna apsauga, ir kitas variantas, kur su tokiam sagtim susisega. Tai va, tai čia, kaip sakyti, ir apsauga nuo dūžių, ir apsauga nuo kritimų, ir, sakykime, galbūt ir maloniau pacientui yra prisiglausti, ne prie kokio ten metalo šalto, ar tiesiog mes galim paminkštinti. Dar vienas dalykas, kurį norėjau priminti, tai kad yra toks kūno apmovas, tai va irgi toks šiek tiek apribojantis tą judėjimą. Aišku, čia jau yra skirtas galbūt senyviems pacientams, kurie gal ir mažai juda, neturi tiek daug jau tos jėgos ir sveikatos, tačiau kartais vis tiek bando iš lovos savarankiškai lipti. Tai va tiesiog viršutinę kūno dalį mes paliekame laisvai judėti, ne, o apatinė yra kaip kartu su paklode pritvirtinta ir tiesiog neleidžia pacientui išlipti iš lovos. Na ir žinoma, jūs visi puikiai žinote, tai prilaikymo liemenės, prilaikymo diržai. Tiesiog noriu apie tai priminti, kad tai irgi yra kritimų prevencija, ir jeigu mes žinome, kad žmogus nestabiliai sėda ir nestabiliai jaučiasi vežimėlyje, slysta, krypsta į šonus ar į priekį, mes tiesiog galime jį saugiai prilaikyti būtent visų šitų priemonių pagalba. Na ir tada, jeigu mes turime gulinčius pacientus ir norime juos kažkiek stabilizuoti ir prilaikyti lovoje, tai irgi yra keletas variantų diržų, nuo pačio paprasčiausio, kaip sakyti, lengviausio, iki jau to stipresnio, kur su magnetinėm sagom fiksuoja. Tai va, tai visos šitos priemonės lygiai taip pat jos yra skirtos išlipimo prevencijai ir gali būti naudojamos saugumui užtikrinti.
Tai ką, tai pabaigoje tiesiog noriu jūs paprašyti, dažniau lankykitės pas mus, mūsų internetiniam puslapį, užsiprenumeruokite naujienlaiškį, tada tikrai pirmi gausite visas naujienas, kurias mes norime jums parodyti. Na ir žinau, kad šeštadienį pas mus yra medicinos darbuotojų diena. Tai visiems darbuotojams visų pirma, ką noriu pasiūlyti tokią akciją, 10% nuolaidą visą gegužės mėnesį mes siūlysime visom tom sistemom, apie kurias šiandien kalbėjom, tiek Alerta, tiek SafeSense. Tai va, o dar aišku, mes norime jūs visus pasveikinti, nes kaip bebūtų, aš manau, visi, kas prie mūsų prisijungėte, kažkaip su medicina esate susiję, galbūt jūs aišku švenčiate ir kitas savo profesinės šventes ir dienas, bet tikrai norime jūs pasveikinti, palinkėti jums stiprybės, palinkėti ištvermės, sveikatos, pagarbos ir gražiausių dienų iš tikrųjų. Na, tai tiek norėjau šiandien jums papasakoti. Dabar drąsiai galite rašyti ar sakyti savo klausimus, jeigu juos turite, arba galbūt jūs juos dar sugalvosite. Vėliau tikrai galite siųsti. Taip, atidarykim čatą. Taip, čia buvo parašyta, kad mūsų negirdi, bet tikiuosi, kad dabar jau visi girdėjot viską. Čiate nematau klausimų, tai galbūt kažkas įsijunkite tiesiog mikrofonus ir galite užduoti klausimus. Taip, matau, kad dėkojat. Na, jeigu klausimų nėra šiam momentui, tai kaip ir sakiau, tikrai rašykite mums, jeigu norite ir skambinkite. Jeigu sugalvosite, kad jūs norite išbandyti SafeSense sistemą būtent su to appsu, jau tam trečią versiją, irgi jūs kreipkitės į mus, nes mes iš tikrųjų turim tokių pasiūlymų iš gamintojų ir minčių, kad galbūt padaryti vieną tokį pilotinį kažkokį projektą su kažkokia įstaiga ir leisti pabandyti įsidiegti šitą sistemą. Tai jeigu tikrai rimtai apie tai mąstote, tai kreipkitės. Nes, taip, tai yra aišku kažkokia finansinė investicija, kadangi paskui tą programinį įrangą, kaip žinia, ją reikia atnaujinti metai iš metų, tačiau, tai yra vis tiek toks žingsnis į priekį ir manau, kad turėtų būti tikrai visai įdomu ir naudinga. Na, o tada šiandien ačiū visiems ir iki sekančių pasimatymų. Ačiū Jums. Ačiū. Viso Viso gero.